kaulų tankį labiau formuoja mityba, ar vis dėlto judesys, ar vienodai? Mityba yra reikalinga, taip, mityba yra tai, iš ko kaulai formuojasi. Bet kad kaulai žinotų, kaip turi formuotis, tai yra judesys pagrindinis dalykas, ar ne, kas mums suteikia kaulams stiprumo. Kaulai netgi žino savo formą būtent dėl to, kad jie juda, ar ne, ir žino, kokias jėgas jiems reikia atlaikyti, ar ne, ten ir išilginės, ir gręžimo, ir sukimo, daug jėgų patiria kaulai, tik todėl jie gauna tokią formą, kokią mes įpratę žinoti, ar ne. Būna tikrai tokių patologijų, ar ne, kai vaikai nevaikšto nuo gimimo, ar ne, cerebrinis paralyžius labai ryškus, ar ne, ir jie nebeauga, taip, tai ir kaulai deformuojasi, ir stuburai deformuojasi, nes tiesiog nėra krūvio. Aišku, ten dar kitos problemos, nėra tinkamo ryšio tarp raumenų ir nervų sistemos, ar ne, kas irgi dar papildomai prideda, bet jų kaulai tikrai nebus tvirti.